žmogus jis tai faktas, kad palieka savo žemę. Čia nuo amžių, kas ant soliukų pjausto, ten, įsiamžint kažkokią, ar ten ant medžio, aš myliu tą ir tą. Ir mano galva, kad čia labai sena tradicija. Man teko būti Egipte, irgi ten nufotografavau ant Mozės kalno, ten irgi kažkoks pribraižęs ten iš serijos kažkoks Jonas, leis. Nes įdomiausiai tai buvo data, kad ten 1830 kažkelinti metai. Tai ta prasme, tas žmogaus nors įsiamžinti, nenaujas reiškinys. Ir ar tai vyksta kokioj bebūtų. Tik pas mumis dabar šiai dienai, tai, be abejo, tai lygtai gali priskirti. Į kažkokias kategorijas. Čia menas, čia chuliganizmas, čia tinka, čia netinka, bet patį tą reiškinį. Akcentuoju tokį dalyką, taip labai keista būtų, jeigu šnektą naudotus tik profesionalai, ta prasme, nešnekėtų tik poetai ir aktoriai, o visi kiti tylėtų. Vat vėlgi ta pasakymas, kad aš, net ne pasakymas, nebeleidimas savo kažką ženklinti, ar kaip pasakyti, kažkokius savo ženklus palikti yra labai didelis žmogaus savęs. Bet jeigu pažiūrėt iš kitos pusės, kodėl? Kodėl taip staigiai atėjo ir kitos išraiškos nebelieka? Aš taip galvoju, gal tiek prikūrė įstatymų, draudimiukų kažkokių, tų, kad tiesiog žmogų, ypač jauną žmogų, verčia visas tuos amžinai statomas milijonai rybikių, tu to negali, tu to nežinai, taip, kad jis nori bent jau laisvą brūkšnį naktį ten užbrėžtą, pasakyti, kad aš tai galiu dar padaryti, be 15 leidimų, Europos Sąjungos patvirtinimų, ten, kažko tokių. Kita vertus, kaip vėlgi pagalvojus, viską leidus, seniau, kažkaip man labai įdomus, tai pavyzdys, po karo, reiškia, mano senelio namas ten sudegė, kažkas ten buvo, granatas sprogo, viskas. Jam niekur gyventi, jis nelakstė pas architektus leidimų, viskas, jis paprasčiausias žmogus išsikasė duobę ir išmolę nusidrėpė savo trobų ir ten gyveno su gyvais. Dar ten, pavyzdžiui, irgi kažkokiuose ankstesniuose laikuose nereikėjo, kad tavo kažką padaryti, eit 54 leidimų paklausti. Ir viskas taip leidims ant leidimą ir galų gale. Kažkaip dabar atsiminiau, kad kaip žmogus turėtų sureaguoti. Kažkada senais laikais buvo, pakvietė, reiškia, darželį, papaišyti kažką, tai vaikų ten darželio aktų salė. Ten kažkokius vabalus, boružės, gėlės, taip.
Na, kaip vaikai reaguoja, tai kažkaip, ką žinau, džiaugsmingai, nu jiem, taip gyviau, taip aš taip galvoju ir praeiviai kažkaip, gal kažkiek netikėtai, gal